Sveiki visi. Pažiūrėkim, kokios mintis apie tave jam neduoda ramybės. Pagalvok apie save, apie jį ir pažiūrėkim, kokios mintis neduoda jam ramybės. Įsimylėliai. Jo galvoje esi kaip toksai nuolatinis klausimas. O kas jeigu, o kas būtų jeigu taip? Toksai, jis galvoja apie tave kaip ir... Jis vis grįžta prie pasirinkimo temos, ne? Ne apie tai, ar tu jam ten patinki, tu jam nepatinki, o ką su to jausmu daryti. Tu tikrai sujaukia jo įprastą kažkokią vidinę tvarką jo gyvenime. Kartais jis ir gali pykti ant savęs dėl šių minčių, kartais gali ir apsimesti, kad viską kontroliuoja, bet viduj vyksta tas nuolatinis dialogas. Nes su tavim jis jaučiasi tikrai gyvas, ne tiesiog, kad kažkoks funkcionuojantis vyras, ne? Bet gyvas. Ir tai yra jam ir malonu, bet ir tuo pačiu baugu. Todėl mintis apie tave jo tikrai nepaleidžia, galvoja pastoviai ir neduodi tu jam ramybės. Monetų tuzas. Tikrai čia tu jam esi vertinga, tikrai ne kaip trumpas nuotykis ar kažkokia fantazija, iliuzija. Jo galvoje tu esi kaip rimtas kažkoks variantas, ne? Su tavim jis jaučiasi paprastai, taip žemiškai, negerai. Tu jam asocijuojasi su tokiu stabilumu. Jam atrodo, kad šalia tavęs tikrai galima ir atsipalaiduoti ir būti savimi, bet tos mintis jį gali aišku gąsdinti. Nes tai yra rimta, bet tuo pačiu negali išmesti tavęs iš galvos. Tu jam esi tokia galimybė, kuri pasitaiko gyvenime tikrai retai. Todėl tu esi kaip toksai šansas kažkokiam stabilumui jo gyvenime. Ir žvaigždė. Kai jam sunku viduje, kažkas atsitinka jo gyvenime, jis visada prisimena tave. Tu jam simbolizuoji tokią viltį, ramybę. Mintise su tavim jam tampa lengviau, ne? Jis tave šiek tiek gali ir idealizuoti, bet čia kaip gryno oro gurkšnis, ne? Ir tuo pačiu jis bijo nusivilti, nes tu esi jam idealas ir traukia, tu jį trauki labai, įkvepi, netgi per atstumą. Ir tai tikrai labai veikia. Gal jis gali tikrai prisigalvoti šiek tiek apie tave, bet tu jam idealiai, jam patinka tavo plaukai, tavo figūra. Ir taurių septynetas tikrai yra kažkokia sumaištis jo galvoje, gali būti ir idealizavimas, ir iliuzijos kažkokios. Jis pats save gali painioti, kažką prisigalvoti, svajoja, ne? Kartais abejoja, nežino, ko nori. Jis nebesupranta, kur realiai